bendras vaizdas. Į šitą pusę Ariogala apie 20 km, į šitą pusę už kelių šimtų metrų Pikčiūnų sankryža ir posūkis link Raseinių. Raseiniai yra apie gal 15, gal 17 km. Darbo vietų yra tiek Ariogaloje, tiek Raseiniuose. Į šitą pusę pro Ariogalą važiuojant iki Kauno Giraitės, ten John Deere, šitų firmų yra apie gal kokie 55 km. Pats Kaunas, nu čia yra 70 km Kauno centras. Taip atrodo pats namas su visais pastatais, bendras vaizdas. Dabar kas yra svarbu? Kitoj kelio pusėje matosi, kad yra gerokai žemiau, mažiausiai metro žemiau negu kelias. Šita pusė keliukas yra sukeltas. Tai jau šioks toks privalumas, nes jeigu keliukas susikelti, nu, visi žino, kiek kainuoja. Pats sklypas irgi yra šiek tiek sukeltas, palyginti su kita kelio pusė, todėl rūsys visuomet bus sausas. Rūsys įleistas į žemę yra apie 80 cm, plus antžeminė dalis yra dar apie virš metro. 1,50 m, 1,30 m galbūt, nežinau. Pastato plotas yra 86 kvadratai, rūsys po visų namų ir aukštas antras aukštas. Sutvarkytas stogas sandarus, sutvarkyti pamatai, nieks nevaikšto, netrukinėja, nu, viskas yra stabilu. Iš visų yra 6 registruoti statiniai. Pastato šito namo statybos leidimas išimtas iki 2010 metų, todėl jis yra neterminuotas, jo nereikės perregistruoti, kas nepratęsti, kas kainuoja nemažus pinigus. Taip pat, ką aš čia norėjau, jam negalioja A energetinės klasės reikalavimai. Nu tai vat šiais laikais, kiek kainuoja, tai žinote. Sodas yra apie 10 obelų, 3 vyšnios ir, man atrodo, slyva kažkur tai yra. 5 obelis yra amžius apie 30 metų, gal 25 ir 5 yra apie 15-20 metų. Gausiai veda, prižiūrėtas, genėtas, elektros įvadas, matosi kabeliukas pro virš sodo, trifazis. Kaip sakiau, yra 6 registruoti statiniai. Vienas tai yra šitas namas, išbaigtumas yra 54%, todėl galite naudotis bankinėmis paskolomis. Dešinėje pusėje esantis statinys yra avarinės būklės ir iš jo gero yra tik tai viduje esantis 3 skylių kaminas. Galima darytis lauko židinį, ką tik norite, galite jį perstatyti, yra krūva statybinių medžiagų, jis yra registruotas, todėl tiesiog statote ir tiek. Paties namo kaminas yra 5 skylių per visą namo aukštį iki pat rūsio. Taigi katilinė, norit rūsy, norit gyvenamojoj, viskas yra išplanuota, kad patogu. Priešais šitą avarinės būklės pastatą yra šulinys, registruotas, jeigu neklystu, 7 rentinių. Reiktų valytis, jeigu pradėt naudoti, reiktų išsivalyti. Apie pastatą yra atkasta ir visur suklota membrana. Iš lauko. Iš vidaus yra suklotas polistirolas. Rūsys yra nebetonuotas vidus, yra tik žvyras užvežtas. Nu, kai kas dedasi trinkelėm, irgi daug lengvesnis daiktas. Plastikiniai langai, paketai visur yra. Dabar kiemas. Yra suklota plėvelė ir užvežtas žvyras. Bendras sklypo plotas yra 50 arų, 49,7 aro. Už šito ūkinio pastato yra didžiulis dirbamo žemės plotas, apie 25 arai, gal 30 arų. Labai gera įdirbta žemė. Bet jinai dabar tiesiog žolė užleista ir šienaujama yra. Daržinės stogas yra tvarkingas, niekas neteka. Šitas avarinės būklės pastatas, jisai ir yra avarinės būklės, iš jo gera tai kaminas. Jame yra nemažai statybinių medžiagų, tai yra ir baltos plytos, šiferis, raudonos plytos, sąramos. Už kampo yra dar 2,5 tūkstančio baltų plytų, taip pat perdangos plokštės. 6 perdangos plokštės, kurių vertė irgi nemažiau 1000 eurų. Iš tos daržinės greičiausiai nieko gero, bet stogas nebėga, todėl statybų metu, kol sugalvosit kažką tai pasistatyti, kažkokią ūkinę dalį, jinai bus tikrai patogi sandėliuoti, sausai sandėliuoti statybinės medžiagas, nebus to amžino vargo su dangstymu.
Čia juridiškai yra registruoti 2 statiniai. Tai yra ūkinis pastatas, tvartas taip vadinamas, ir ten tos durys, tai yra toks išbetonuotas, jeigu neklystu, juridiškai pavadintas garažas. Na, bet tai nėra garažas, jisai, toksai išbetonuotas, kaip sandėliukas. Nėra čia jisai kažkoks įspūdingas, toksai. Tai va, pats pastatas atrodo taip. Yra įvažiavimas iš kiemo į garažą, bet realiai tai tais įvažiavimais nieks nesinaudoja. Duris ten dėti ir viskas. Užeisim į patį pastatą. Durys yra įdėtos, ne visos, kai kurios, bet jų būklė tokia yra, kad jas galima vadinti statybinėm durim. Įdėtos tvarkingai viską, bet tai yra statybinės durys. Tai, gal kuriam tai laikui, nežinau, bet tai nėra, kad gyvenimui skirta. Pastatas, kaip sakiau, 86 kvadratai, 2 dalių, iš vidaus akitbetonio 10 cm, paskui apie 12 cm, gal 15 cm spaliai apšiltinta ir išorė balta plyta. Šiluminė varža bus apie 3,5, suformuoti angokraščiai, sukelti tiek, kiek reikia, kad šitą dalį galima būtų tinkuoti rodbandu ar rodbando sutinko mišiniu. Ir tie kampai tikrai stovės savo vietoje, viskas statyta su gulščiukais, kokybiškai. Langai 3 padėčių, tie, kurie darinėjasi, tie, kurie nesidarinėja, jie ir nesidarinėja. Dabar šitą sieną tėvelis mūrijo pats, jinai yra gan, iš esmės nėra kreiva, jis išniūros, kas yra žinojo, bet mūrydamas į viršų jisai mažai matavo ir varė vieną eilę, užsidėjo šniūrą ir nuvarė į viršų. Todėl nemanau, kad čia yra gera idėja būtų ją tinkuoti, gipskartonį ir viskas. Kaip sakiau, elektros įvadas yra trifazis, bet tik įvadas. Po namą elektros instaliacija neišvedžiota. Vidury namo yra vonia ar katilinė, kaip panorėsite, greičiausiai vonia turėtų būti. Ir kita namo pusė, čia jau yra 2 kambariai. Namas yra malonus žiūrėti aukštas, viskas čia yra aukšta. Jūs esate aukštai, kaip antram aukšte. Tai yra ir saugumas. Dabar perdangos yra gelžbetoninė viršutinė ir gelžbetoninė apatinė. Apatinė yra geležinkelio bėgiai dėti, viršutinė yra dėta kraupus kiekis armatūros, kas 30 cm po 2 14 strypukus suporintus. Tai viršutinė ypač perdanga, jeigu netyčia pratekėtų stogas, yra didžiulis privalumas, kad tai yra nepagalys ir nebijo drėgmės. Čia matosi ta armatūra. Vis tiek turėsit kažkaip dengti, ar tinkuoti ją, ar pakabinamas lubas. Aš dėčiau pakabinamas lubas, bet jos tas tvirtumas toksai ir sandarumas yra didžiulis privalumas. Vien perdangas tokias, kad pasidaryti, tai viena perdanga, aš tai primečiau už kvadratą, be 100 eurų tikrai nepadarysite. Taigi, abi perdangos turėtų būti jų vertė, vien perdangų apie 17 000 eurų, tokia statybinė vertė, bet šitoj vietoje aišku, kad visas tas namas yra, jo statybinė vertė yra, kažkur mačiau, parašyta buvo, atrodo, ar 102 000 eurų. Bet vieta čia nėra stebuklinga, kaimas. Dar aplinkiniai visi gyventojai yra susipirkę sodybas ir tai dažniausiai gyvena čia kauniečiai. Čia vietinių beveik nieko nėra. Darbų yra ir pačioj vietoj, ūkininkai yra, o šiaip visi dirba arba Kaune, Kaunas 70 km, arba Raseiniuose, Ariogaloje, taip. Aplinkui yra didžiuliai miškai, 3 didelės girios, tai Tautušių miškas ir dar kiti, kurių iki Dubysos užtvankos ties Ariogalai yra apie 20 km, didžiulė, švari ir labai žuvinga užtvanka. Šiaip tai yra gamtos kraštas toks. Gyvena, čia, kaip sakiau, kaip taisyklė gyvena kauniečiai visur. Palangės betonuotos. Čia yra skardinės palangės, kurias reikia tik susidėti. Ir užkilsim į 2 aukštą. Rūsys po visų namų, kaip sakiau. Užkilsim, ažūriniai laiptukai tokie yra.
5 skylių didžiulis kaminas, nu ir aukštas antras aukštas. O iki šito balkio čia bus garantuotai apie kokie 2,60 m, todėl galite įsirenginėti. Dabar ant kiek tvirtai viskas padaryta. Užankeriavęs tėvelis mūrlotą į betoninę perdangą, įžambai horizontali, įstrižainė sudėtos, kaip priklauso. Ten išmarmintas langas išdaužtas yra, nu, kam reikės pasikeis. Įžambos sudėtos, nu, viskas sveika, mediena sveika, viskas sveika. Viskas yra visai padariaus būklės. Nu, vėl tas ankeriavimas per visą ilgį. Šiek tiek yra statybinių medžiagų, čia antram aukšte stogo dangos, bet kaip sakiau, stogas sandarus, apšiltinant ant viršaus užvežti spaliai. Manysite, kad per mažai, užsiveškite dar. Čia dabar yra jo, gal nėra labai storai, nežinau, kokį 10 cm gal, nežinau, nežiūrėjau. Yra tokia techninė patalpėlė antram aukšte, kaminai pasakyti negaliu. Tai va, vandentiekis tik šulinys, kanalizacijos nėra jokios. Elektra yra trifazis įvadas, bet nėra išvedžiota po patį namą, po visą namą. Kaimynai, kai taisyklė kauniečiai. Tai ir tikriausiai ir viskas, ką galiu pasakyti.